Atsimenu štai tokį dalyką. Kai pirmą kartą aš apskritai išgirdau šį pavadinimą Biplan. Berods 97 metais Bomboje, čia leidybinė firma, kurioje ir Personos leidusi, ir Biplanai. Tai vat Bomboje Zenka, man atrodo, pakišo tokią, ką tik šviežiai iškeptą kasetę. Jei neklystu, Banzai vadinosi. Tai va, čia yra pirmoji mano pažintis su Biplanais. O kaip su Chebra? Su Chebra. Oi, kaip seniai visą tai buvo. Na, palaipsniui. Mes buvom dideli jau ir žinomi, o jie po truputį lipo į to Olimpo viršūnę. Tai trinėsi ir prisitrinė ir susipažįsti. O 13 metų, tavo akimis daug Lietuvos muzikos padangė, taip išsilaikyti, kaip Biplanai išsilaikė, ar nedaug? 13 metų Lietuvos šoubizė yra labai daug. Dar paprasčiau galim pasakyti. Mano nuomonė, toksai vidurkis normalios grupės yra 5 metai Lietuvoje. Ir turime be galo daug pavyzdžių. Ir aš sakyčiau, kad tos grupės, kurios ilgiau nei 5 metus, ne šiaip bet kaip vegetuoja, o išsilaiko, sakykime, viršūnėje, populiarūs, mėgiami, dainuojami yra. Tai jau yra verti pagarbos ir, sakyčiau, tikrai jau nemažai yra pasiekę. Kokie tavo pirmi 3 žodžiai skamba ausyse, kai tu pagalvoji apie Biplaną? Labas rytas, tai ir aš. Šiaip Biplanai man asocijuojasi su, nežinau kodėl, bet su 3 mažais žmogeliukais. Čia nuo Braškio turbūt. Ne, tiesiog, vadė man taip yra užstrigę kaip 3 faini, linksmi, bet maži žmogiukai. Aš čia visų klausiu dabar, jeigu reiktų eiti į žvalgybą su jais, eitum ar ne? Kodėl jei ne? Ne taip pasakiau. Eičiau. Jeigu ne į žvalgybą toliau, į pėstininkų būrį. Prie ko čia pėstininkai? Nu šiaip, kad pasišaudyti normaliai. Gal aš jau per seną šaudytis. O kokia tavo mėgstamiausia abiejų daina, jeigu turi? Reiktų, žinok, ilgokai reiktų čia pramastyti. Kad tie Šmikiai daug gerų dainuškų prirašė. Svarbiausia, vat jie turi tos energijos. Linksmi, uždegantis, va tai ir yra svarbiausia. Ko linkėtum jam 13 gimtadienio progas? Apie 13 toks mistinis skaičius. Na, kad tie 13 tas velnio tuzinas, vat kad nenueitų velnių uodegon. Ir nepasenkit, chebra. Ne amžiumi, vidumi.